Tai labas vakaras visiems susirinkusiems. Malonu jūs visus matyti. Šiandien mūsų tokio susitikimo pati tema yra sveikatos koncepcija, aplamai, kad suprasti, kas vyksta mūsų organizme ir ką mes galėtumėm pakeisti, ką mes galėtumėm padaryti. Ir aš dažniausiai per susitikimą žmonėms užduodu klausimą. Sveikata. Kas yra sveikata kiekvienam iš jūsų? Ir ką jūs galvojat, kaip save praanalizuoti ir koks aš norėčiau būti. Šiaip man tai sveikata yra būti sėkmingu, būti energingu, kurti, keliauti, kad būtų mano sveika šeima, mano vaikai, kadangi mano sūnus užaugę, laukiu sveikų anūkų, manau, kiekvienas atsirenka savo, ar vaikai, ar anūkai, ar kartu sudėjus, jeigu jau juos turim. Ir visa tai yra mūsų pasirinkimas. Palaikyti savo sveikatą, ar tiesiog ją mes galim iššvaistyti, jeigu mes nekreipiam į tai dėmesio. Ir sveikata prasideda nuo mūsų sveikos ląstelės, nes mūsų organizme yra jų trilijonai ir pati ląstelės, sakysim, mūsų organizmas yra mūsų organizmas bendrai yra. Tai yra ląstelės, iš ląstelių yra mūsų audiniai, iš audinių susideda mūsų organizmo sistemos ir tai apima mūsų visą bendrą mūsų visumą, mūsų organizmą. Ląstelės, kaip ir minėjau, atsinaujina ir jų ne tik tais trilijonai, bet jos kasdien ir nuolat atsinaujina. Ir būtent nuo ląstelės būsenos priklauso mūsų savijauta. Sveikoje aplinkoje gimsta sveikos pačios ląstelės ir tai įtakoja mūsų organizmą. Tačiau, jeigu žiūrint aplamai, tai mūsų organizmą įtakoja ir stresas, įtakoja infekcijos, ligos, netinkama mityba, vanduo. Daug, sakysim, faktorių yra, kurie įtakoja mūsų organizmą. Ir visa tai veda mus prie ligų. Šiandien medicinoje yra daugiau kaip 25 000 diagnozių. Viskas prasideda nuo disbalanso mūsų organizme. Ir dažniausiai mes, kada prasideda mūsų ląstelių lygmenyje netvarka mūsų organizme, mes to nejaučiam. Bet atsiradus pirmiems simptomams ir sakysim, negalavimams, kada mes nueinam pas gydytoją ir išgirstam diagnozę, ir dažniausiai tai būna ne iš maloniausių diagnozių, kaip taisyklė. Tai todėl ir yra svarbu rūpintis savo sveikata, sudaryti aplinką tokią mūsų ląstelėms ir mūsų organizmui, kad juose gimtų ir daugintųsi naujos sveikos ląstelės. Nuo to priklausys ir mūsų pats organizmas. Ir dažniausiai iškyla klausimas, o tai kokios tos sąlygos yra? Labai paprasta yra, kada mes suprantam, kad mums reikalingas vanduo, be vandens mes neišgyvensim kelių parų. Mityba, be mitybos mes galim pabūti ir savaitę ar kelias dienas, nes žmonės darosi, sakysim, ir badavimo dienas ir organizmas atsinaujina. Apsauga taip pat nuo toksinų, infekcijų, virusų, bakterijų, visa tai yra mums reikalinga ir tai yra būtinos sąlygos, kad mūsų organizmas būtų sveikas. Koraliniam klube yra sudaryta sveikatos koncepcija, ją mes taip vadinam, nes tai yra poreikis, jinai yra sukurta pagal mūsų organizmo ir mūsų ląstelių poreikį. Ir ši programa yra labai paprasta, kada mes į ją įsigilinam ir ją mes naudojam jau daugiau kaip 28 metus, nes koralinis klubas gyvuoja daugiau kaip 28 metus. Ir būtent mūsų gydytojai, mūsų mokslininkai, kurie dirba su mumis, sudarė šitą sistemą. Ir ji padeda mums palaikyti organizmą ir atstatyti, kiek tai įmanoma. Ir pati sistema, kaip ir sakiau, palaiko ir atstato mūsų sveikatą. Koks tai yra, sakysim, pirmas žingsnis šioje sveikatinimosi programoje?
tai yra detoksikuoti organizmą. Kai mes gimstam, mūsų organizme yra daugiau kaip 80% vandens. Kūdikėlis toks mažas, putlus, gražus, nes jis yra ką tik gimęs ir pripildytas vandens, pripildytas mineralų ir vitaminų, ir tas jo kūnas yra toks, kaip aš sakau, gražus ir putlus. Einant amžiui mūsų organizme mažėja vandens. Jeigu žiūrint, galim pasižiūrėti, sakysim, netgi panagrinėti mūsų organizmą, tai kraujyje yra apie 98% vandens, mūsų raumenyse 75 ir taip toliau. Tai kai mes senstam, to vandens iš tikrųjų mažėja. Vanduo yra mūsų gyvybės šaltinis ir nuo vandens kiekio priklauso labai daug ir savijauta pati organizme. Nes vandenyje ištirpsta maistinės medžiagos, kurios per vandenį yra pristatomas į pačias mūsų ląsteles. Vandenyje ištirpsta vandenyje tirpstantis toksinai, kuriuos mūsų organizmas pašalina iš organizmo. Todėl svarbu rūpintis sveikata, sveikomis ląstelėmis ir mūsų, kad vanduo būtent duotų mums gyvybės tą tokį, kaip aš sakau, šaltinį. Vanduo organizme reikalingas ne tik tais, kad mus pagirdyti, bet taip pat vanduo reikalingas ir medžiagų apykaitai. Vanduo reguliuoja mūsų kūno temperatūrą. Su vandeniu taip pat yra svorio kontrolė. Ir visa tai būtent įtakoja visą mūsų organizmą. Todėl labai svarbu kasdien gerti reikiamą kiekį vandens. Mes kiekvienas galim pasiskaičiuoti, kiek mums reikia to vandens. Nes, kaip taisyklė, aš dažnai girdžiu, sako, tau būtinai reikia gerti 2 litrus vandens. Bet tai nėra tiesa, todėl kad kiekvienas žmogaus kompleksija yra skirtinga. Vienas 1,90 m, kitas 1,50 m, vienas sveria 80, kitas 50. Tai labai svarbu yra tiesiog pasiskaičiuoti savo vandenį. Pats mažiausias kiekis vandens yra 30 ml 1 kg svoriui. Kaip pavyzdys, sakysim, jeigu mes sveriam 60 kg, 3 × 6 = 18, litras 800. Bet jeigu yra vasara, mes labai prakaituojam, jeigu mes sportuojam, tai tada mažiausias kiekis vandens turėtų būti 50-60 ml vandens 1 kg svoriui. Ir tai mes kiekvienas pasiskaičiavę galim suprasti, kiek mums jo reikia. Ir kiti sako, aš išgeriu tik tais 1 stiklinę vandens. Nesakau, kad kai geriam stiklinę vandens, kad iš karto reikia gerti 1,5 ar 2 litrus vandens. Mes tiesiog, kada sveikatinam savo organizmą, kada mes einam visas programas, kad sutvarkyti organizmą, mes tiesiog tai mokinamės daryti. Tačiau ne tik tais yra svarbus kiekis vandens, labai svarbu yra vandens kokybė, nes dažniausiai girdžiu, kad kalba apie kiekį, bet labai mažai kas kalba apie pačią kokybę vandens. Nes kokybė vandens irgi taip pat labai svarbi, nes vanduo turi būti šarminis, vadinamas pH vandens, nes jis taip pat įtakoja daug procesų mūsų organizme. Yra toks dar rodiklis OVP, tai yra gyvas arba negyvas vanduo, nes jis tiesiog reguliuoja mūsų ląstelių regeneracija vyksta, kada mes geriam gyvą arba negyvą vandenį. Taip pat vanduo turi būti minkštas, šiltas. Labai svarbus yra rodiklis šiltas vanduo. Ypatingai, kada yra žiema, dėl ko mes išgeriam ženkliai mažiau vandens, dėl to, kad mes nenorim šalta, nes laukia ir taip šalta, bet aplamai reikėtų įprasti gerti šiltą vandenį. Aš naudoju tiesiog gertuvę termosą,
ir visada šiltas vanduo yra su manimi. Nes jis ir lengviau organizmas jį priima, lengviau jį pasisavina ir toks vanduo yra ženkliai malonesnis gerti, ypatingai, kada mes susirgame, mums reikėtų gerti ne karštą arbatą, bet karštą vandenį, nes tada mūsų organizmas greičiau jį pasisavina. Kaip aš dažniausiai sakau, kada mes norim sutvarkyti namus, mes nei su kava, nei su arbata namų netvarkom, o tvarkom su būtent švariu vandeniu, tai būtent mūsų organizmui yra be galo svarbus šiltas, švarus vanduo. Struktūruotas, mineralizuotas, jis turi būti lengvai mineralizuotas ir lengvai farminis, tada jis yra biologiškai aktyvus ir tokį vandenį labai lengvai organizmas pasisavina, prisipildo ląstelės ir iš organizmo išeina kas nereikalinga. Todėl aš ir mano šeima, mes daug metų naudojam būtent koraliniam klube, dėl to jis ir vadinasi koralinis klubas, nes tai yra produktas Coral Minas, galiu arčiau pritraukti, tai yra tokie maži tokie pakučiai, kuriuos mes įdedam į 1,5 litro vandens ir vanduo tampa šarminis, mineralizuotas, pakeičia jo struktūrą, biologiškai aktyvų padaro. Ir kas svarbiausiai, toks vanduo yra organinis, nes tai yra, koralas yra organinis, tai yra iš Japonijos produktas, sala Okinava prieš daug metų, kaip ir minėjau, 28 metai kompanijai, ir būtent nuo koralinio vandens ir prasidėjo. Jūs galit į Google įvesti, kur yra ilgaamžiai žmonės pasaulyje daugiausiai, jums išmes salą Okinavą. Būtent mūsų koralas yra iš salos Okinavos, jis tik vieninteliai vietoj yra išgaunamas ir ten žmonės taip pat naudoja būtent per vandenį, prafiltruoja vandenį, jis taip pat yra kaip kišeninis filtras, bet kur važiuodama į kelionę aš jį galiu pasiimti ir visada turėsiu biologiškai aktyvų vandenį. Jis labai gerai parodo, kada mes įmetam tą pakutį į vandenį, į 1,5 litro, jo praplėšti nereikia, tiesiog įmesti pakelį ir kol neišgersim vandens, jo nereikia išimti. Jis parodo, ar vanduo pasidaro balzganas arba permatomas. Ką tas reiškia, jeigu jis toks truputį pabalęs? Tam vandenį yra daug druskų ir būtent tokio vandens nerekomenduojama gerti, nes jis mums yra per kietas. Ir būtent su tokiu vandeniu jis gaunasi ne tik filtras, bet ir kaip vandens indikatorius, kuris parodo, kokį mes vandenį geriame. Kada mes pripildom tokį organizmą tokiu vandeniu, mūsų organizmas, kaip ir sakiau, pasikeičia netgi ir pati būsena. Ir toks vanduo mums suteikia ir energijos, ir išvalo ląsteles, ir pripildo ląsteles vandeniu. Kasdien geriant tokį vandenį mūsų organizme ir atsiranda daugiau energijos ir aplamai, sakysim, toks vanduo yra greičiau įsisavinamas. Kadangi mūsų organizmą kasdien veikia užterštas oras, buitinė chemija, konservantai mūsų maiste yra dažikliai, skonio stiprikliai, vidiniai mūsų organizmo metabolizmai. Dėl to mums reikia pastoviai sveikatinti organizmą ir kada mes geriam netgi tokį vandenį, mes dažnai pajaučiam, kad praeina ir galvos skausmai, nes dažniausiai mes nesurišam su nedagertų kiekių vandens arba vandens kokybė, mes nesurišam savo, sakysim, kada skauda galva. Dažniausiai žmonėms sakau, kada pradeda skaudėti galva, jūs pirmiausia neimkite tabletę, o nuo galvos skausmo, o pagalvokit, kiek jūs šiandien išgėrėt vandens. Gal jūs tiesiog per mažai vandens ir kada žmogus išgeria porą stiklinių vandens, jis mato, kad tiesiog sumažėja ir galvos skausmas. Visa mūsų, kaip sakant, mūsų visa savijauta priklauso ir sakysim, mūsų organizmą įtakoja sveikato, kaip pasakyti,
Visa mūsų organizmo sveikata ir priklauso nuo būtent pačio vandens, nes kvėpavimo visos ligos, galvos skausmai, virškinimas, žarnynas, visa tai mūsų organizmui reikalinga ir, sakysim, detokso programos, kurios kad mums sutvarkyti savo organizmą. Būtent koraliniam klube mūsų pirmieji žingsniai ir prasideda nuo organizmo sveikatinimo, tai yra detoksikacijos. Ir kaip dažniausiai aplinkoje mes girdim detoksikaciją, programos smūzį ar sakysim, žolinės liosavimo programos, bet tai nėra viso organizmo detoksikacija. Būtent su detoksikacija, detoks ir yra, kad išvesti iš mūsų organizmo toksinus, nes tokia programa, pati detoksikacijos programa, kuri yra sukurta mūsų koraliniam klube, jinai padeda išvesti iš organizmo vandenį tirpstančius toksinus ir išvesti riebaluose tirpstančius toksinus, nes toksinų yra kelių rūšių. Pati detoksikacija, kada mes naudojam detoks programą, ten įeina 6 produktai, kurie padeda pagerinti energijos lygį, riebalų apykaitą, pagerina miego, mūsų patį miegą, stiprina imunitetą. Ir visą tai, sakysim, kada mes praeinam šitą programą, mūsų organizmas ženkliai tokie mes jaučiamės ženkliai energingesni. Sekantis žingsnis sveikatos programuose tai yra, kad išvalyti iš mūsų organizmo visus virusus, bakterijas, grybelį, praeiti tam tikras sveikatinimo programas, kurios yra jos veikia ir yra nukreiptos būtent į kaip antiparazitinės programos. Nes mūsų organizme yra, kaip ir sakiau, virusų, bakterijų ir visokių parazitų, kuriem, kaip ir gamtoje, bet koks gyvis, jis turi kažkom tai maitintis, kažkur tai eiti į tualetą, kažkur tai miršta. Tai mūsų organizmas gaunasi jiems kaip restoranas, kaip aš dažnai juokauju, restoranas, tualetas, kapinės, bet todėl žmonės daugybę mato ir pačių diagnozių. Tai yra ir sinusitas, tai yra ir gastritas, odos problemos. Pati gamta sukūrė tuos parazitus, bet pati gamta pasirūpino, kad mes galėtumėm juos išvalyti iš savo organizmo ir apsaugoti jį, sukūrė žoles ir tūkstantmečius naudojo šitas žoles. Mūsų mokslininkai paėmė daugumą karčiųjų žolių, kurios labai įtakoja būtent, kad mūsų išvalyti nuo parazitų ir visų virusų. Sudėjo į programas ir Parašil Plus programa yra skirta būtent parazitų išvalymui. Jinai kaip ir veikia tuo pačiu kaip ir antiparazitinė programa, bet kas svarbiausiai, jinai nesunaikina visų parazitų mūsų organizme, bet kaip dažniausiai mes nueinam į vaistinę, perkam produktą Vermoxą. Jisai sunaikina visus parazitus mumyse ir visi parazitai lieka, kurie labai duoda didelę intoksikaciją ir tada ir pykinimas, ir šleikštulys, ir galvos skausmai prasideda nuo būtent tokių vaistų. Nes ir pats vaistas mus, galiu pasakyti, apnuodija, todėl kad mes taip pat esam pagal gamtą gyvas organizmas. Ir būtent su šita programa, Parašildo programa, kada iš organizmo saugiai išvedama visi virusai ir bakterijos ir visi pirmuonės, mūsų organizmas
jo imunitetas sustiprėja, mikroflora pagerėja. Tuo labiau, kad į programas įeina superflora, kuri pamaitina gerosiom bakterijom mūsų organizmą. Tai 21 amžiuje yra labai saugu ir labai paprasta naudoti tokią programą, nes visos žolės yra sudėtos į kapsulės ir sakysim, ar aš būsiu darbe, ar namuose, ar kažkur išvykęs, man labai patogu yra jas naudoti. Sekantis žingsnis sveikatinimo sistemoje yra mūsų limfa. Kaip ir namuose yra nuotekų sistema. Mes einam į tualetą ir kaskart nuleidžiam jį vandeniu, bet atėjus vis tiek per savaitę laikotarpį, nes tai vis tiek įvalom su valymo priemonėm, nes mūsų limfos sistema yra kaip mūsų organizmo nuotekų sistema. Ir bent į 6 mėnesius kas pusmetį pasidaryti limfos sveikatinimo aktyvinimo programą labai vertėtų, nes netgi, sakysim, suslogavus, nuėjus pas stomatologą, kada mes gaunam nejautros vaistus, visa tai nusėda visi toksinai mūsų limfoje ir limfa valosi per kepenis ir tada išeina į kraują. Ir būtent limfos pagalba mūsų organizmas gali taip pat atsinaujinti. Ir dėl to mes dažniausiai darom į pusmetį vieną kartą tokias didesnės programas, o kelių dienų mes galim padaryti ir, kaip ir minėjau, suslogavus ar pas stomatologą nuėjus. Ir sekantis mūsų žingsnis yra žarnyno valymas, tai yra programa Kolovada. Jinai yra sudaryta iš natūralių produktų. Mūsų žarnynas per daugelį metų yra prikaupęs nereikalingų, aš sakau, šiukšlių. Ir būtent šią programą sukūręs mūsų mokslininkas, Kanados mokslininkas Albertas Zeras, suprato, kad neįmanoma sutvarkyti ir išvalyti organizmą nesutvarkius pilnai žarnyno. Ir būtent šią programą mes eidami gaunam tokį gilų, nuoseklų organizmo valymą, keičiasi mūsų energija, dingsta nuovargis, gražėja oda. Aš kažkada, tai prisimenu, pasidariau Kolovadą ir nuėjau pas savo kosmetologę. Jinai žino, kad aš esu koraliniam klube ir naudoju šitos produktus. Jinai sako, greičiausiai esi po Kolovados, nes labai matosi odos netgi ir spalva, ir pati tekstūra visiškai kitokia. Tai pati savijauta žmonės, kada ateina į koralinį klubą ir kada praeina šitas programas, jie netgi atsikrato nereikalingo svorio. Ir toks sako, aš tiesiog skraidau praėjus, sakysim, nes kažkas, žiūrint, aišku, kaip ir sakiau, kompleksijos, žmonės kas 5, kas 25 kilogramus atsikrato priklausomai nuo mūsų, kaip ir sakiau, ko mes norim ir kokį mes tikslą turim. Yra dar truputį lengvesnė programa, nes Kolovadą mes einam 2 savaitės, o mes turim truputį lengvesnę programą, tai yra sveikas žarnynas, kuri sudėliota į 30 dienius ir kiekvieną 10 dienų yra tam tikri papildai, kuriuos mes geriam ir taip pat susitvarkom žarnyną. Per Kolovadą yra net 4 dienos, kada mes nevalgom socialinio maisto, turime į tą, kurį mes gaminam, bet mes gaunam tam tikrus kokteilius, kurie yra pripildyti ir spirulina, ir gerosiom bakterijom, ir kitom maistiniais vitaminais ir mineralais. Mūsų ląstelės nebadauja, bet tik tiek, kad praeinam mes tokią iškrovos dienas ir tada mes visiškai kitaip jaučiamės. Per visus šitas programas mes tvarkom ir švarinam savo organizmą ir tada mūsų organizmas yra, kada sakau, mes sutvarkom patį organizmą, tada organizmui yra labai lengva ir labai nuosekliai susitvarkius, tada mes galim jį maitinti organizmą visom
mineraliniam medžiagom, nes tada organizmas ženkliai lengviau jį priima ir kad daugintųsi ir gimtų naujos ląstelės, kurios būtų pilnavertės, mums būtent ir reikalingi tada ir vitaminai, ir mineralai, ir visi fermentai, ir aminorūgštys, omega, žuvies taukai, ląsteliena, probiotikai, prebiotikai, visas arsenalas, kas reikalinga, kad mūsų ląstelė tiesiog būtų pilnavertė. Ir labai šiuo laiku, šiuo sakysim, laikotarpiu mūsų organizmas ir mūsų, sakysim, kada mes negaunam tų maistinių medžiagų, tai va dėl to mūsų organizme ir atsiranda pats disbalansas, kaip ir minėjau. Ir šiai dienai mūsų žemė yra labai, vanduo žemė yra labai užteršta, būtent žemė pati nuskurdinta. Ir didžioji dalis maistinių medžiagų, jos tiesiog sunyksta pačiam produktuose, nes yra ilgai transportuojama, nes ilgai jas saugom. Termiškai apdorojam, kada gaminam prie 40 laipsnių temperatūros, daugumą maistinių medžiagų tiesiog sunaikinamos. Ir būtent, kad papildyti mūsų organizmą maistinėmis medžiagomis ir, kaip ir minėjau, visus tos vitaminus, mineralus, nes pas mūsų mokslininkai yra sukūrę daugumą programų, kurios būtent mes galim, jeigu mes norim organizmą natūraliomis medžiagomis papildyti, tai yra nutripakas. Norim širdies darbą, kraujotakos darbą pagerinti, yra kardiopakas. Smegenų veikla, nes tai yra pati kraujotaka, smegenų darbas, yra mental force programa. Tiesiog yra sudėta į dėžutę ir mums yra labai patogu naudoti, visa instrukcija surašyta ir mes tiesiog naudojam produktus, kaip ir sakiau, pasidarė porą kartų metuose antiparazitinės programas, mano šeima, mes daromės visą laiką rudenį ir pavasarį, kad tiesiog vasarai paruošti organizmą ir galėčiau papildyti, o rudenį per visą vasarą vis tiek būna ir daug išvaizgų visokių, ne visada gerai nusiplaunam rankas. Ir visą tai, pasidarius antiparazitinės programas, kaip ir sakau, mūsų organizmas lengviau priima visas maistinės medžiagas ir būtent tada mes saugom savo organizmą ir jį, kad išlaikyti ilgiems metams sveiką ir energingą, dėl to mes naudojam tokią sveikatos koncepciją.